Nu ką, sveiki atvykę į dar vieną dieną, kai atsakinėju klausimus apie kariuomenę, šiandien apie laisvą laiką. Tai va, o klausimas, kuriuo šiandien vadovausiuosi, yra ar pasimt knygų, ar pasimt powerbanką, ar turėti ausinukus. Šiaip į visus šitus klausimus atsakymas yra taip. Pasimkit, nes powerbanko reikia, nes rozečių skaičius tikriausiai labiausiai priklauso nuo tavo kuopos naujumo. Tai jeigu gyveni šiek tiek senesniuose, tai powerbankas yra must have, nes tada nereikia būti kalintam prie rozečių. Ausinukai yra dar labiau privaloma negu powerbankas. Ausinukai tau padeda sukurti asmeninės erdvės, kai kitų biškį mažiau girdi. Su ausinukais klausydamas netrukdai niekam kitam ir su ausinukais gali, pavyzdžiui, bandyti užmigti ar dar kažką, jeigu ten, nežinau, sunkiau miegi. Nu ir tada, aišku, yra knygos, dėl ko ir darau realiai visą šitą epizodą. Tai būtinai pasimkit knygą arba elektroninę skaityklę, Kindle, whatever, ką norit. Nu tikrai labai geras dalykas prastumti tą laiką. Nes šiaip yra tokių momentų, kai budėtas neleidžia pasimti telefono arba išduosiu paslaptį. Kartais, kai vadai liepia valyti ginklus ir tu juos valai kelias valandas iš eilės, tu jų realiai nevalai. Tu bimbinėjai, kalbėsi, darai šūdus kažkokios. Aš dažnai skaitydavau ir knygą tiesiog. Per tuos 9 mėnesius perskaičiau 9 knygas. Nu tai į mėnesį po knygą aš sakyčiau visai neblogai. Davai, aš įdedu, pabandau įdėti ir tada mes sakom, iki rytojus. Susimatysim rytoj. Ate.